apie tai, kaip elgtis ar kaip nesielgti kitomis stipriomis datomis. Šties niekas negali to pasakyti, nes viskas, kas yra sakoma, yra tik to žmogaus suvokimas, jo manomai žinomi faktai. Kai jūs suprasite, kad visas gyvenimas yra iliuzija, gal tada nustosite gyventi ir visi pradėsite gyventi iš meilės. Taip, kontrolieriai valdo visą šios žemės erdvę, visas datas ir visą iliuzijoje, kurioje gyvename. Nes net kalendorius, pagal kurį gyvename, yra netikras, bet yra vienas nenuginčiamas dalykas. Tai tikėjimas. Tu, ko tu tikėsi, tai ką priimsi, tai taps tiesiog tavo gyvenime. Jei man kažkas pasakys, kad naktis yra baisi, bijok jos ir aš tai imsiu tai ir kas kart sutemus jausiu baimę. Bet jei man kažkas pasakys, kad naktį labai gražu, kad galima matyti žvaigždės į grožį, vis tuo aš kas naktį mėgausiuos nuostabiu naktiniu dangumi. Aš galiu rinktis, kuo tikėti ir ką įsileisti į savo gyvenimą. Ir jei tu bijosi ir gyvensi iš baimės, tai tau ir vyraus tavo gyvenimą. Bet jei eisi iš meilės, tai kad ir ką kontrolieriai siektų padaryti, tu visada būsi apšviestas šviesos ir angelai visada tave lydės. Žinokite, mėlyje, kad Velykos nauji metai Velykos, net ir jūsų pačių gimtadienis yra Agregoras, kur rankas kart atiduoda tai kiekvienais metais savo energiją. Aš apie Agregorus nesiplėsiu, bet tai taip iškreipta noriu tik pasakyti, jei jūs gyvensite baimėje, tai skęsite tamsoje. O jei eisite iš meilės, tai jokia tamsa jums neturėtų būti baisi. Tamsos bijo tik tie, kurie skendi joje. Visada klausykite savo širdies, nes jūs esate tas, kuris žino, kas jums geriausia. Ir jei jaučiate pasipriešinimą, kad netainama, ir tikėkite savo vidumi. Ir lygiai taip pat jaučiate vedimą, tai ir pasitikėkite savimi. Ir jei kitų nuomonė yra svarbesnė už jūsų pačių, tada jūs tarsi sakote, kad jūsų gyvenimą kurie kiti. Visada tikėkite savimi, kitų nuomonė yra svarbi, bet save visada iškelkite aukščiau jų nuomonės. Tai yra mano suvokimas ir mano tiesa, kurioje aš gyvenu. Niekam neišrūto ir nesakau, kad tai yra faktas. Dalinuosi savo išjautimu, priimu kitų nuomonę ir ją gerbiu. Tik sakau, kad būkite patys savo gyvenimu kūrėjais, 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 kūrėjais. Tai eisi iš meilės, tai kad kontrolieriai siektų padaryti, tu visada būsi apšviestas šviesos ir angelai visko tikėti ir ką įsileisti į savo gyvenimą. Ir jei tu bijosi ir gyvensi iš baimės, tai tau ir vyraus tavo gyvenimą.